Jei sielos, kurios turi dieviškąją atjautą, ignoruoja jausmus santykiuose, kai jaučiasi izoliuoti ar atstumti, jie patenka į disfunkcinį savo sielos dovanos aspektą, kuris yra pasiaukojimas. Tam, kad būtų priimti ir įvertinti, jie tiesiog per daug pradės koncentruotis į kitus. Bandys netinkamai tarnauti ir padėti kitiems, kad užglaistytų tą izoliacijos jausmą. Siekiant užmegzti ryšį su kitais žmonėmis, sielos su šia dovana taip pat gali perimti kitų žmonių problemas ir per daug dalyvauti kitų emocinėme gyvenime. Jie gali stengtis padėti kitiems tiek, kad net paaukos savo sveikatą ar net visus pinigus. Tuomet bandys kitiems padėti iš stokos būsenos ir atsidurs dar didesnėje išsekimo būsenoje. Taip jie gali taip stipriai susitapatinti su kitais žmonėmis, kuriems stengiasi padėti, jog pamirš vienintelę patirtį, kurią iš tiesų esame čia kurti. Tai yra mūsų